viešpat šiandien mums sako, lauk viešpatės, būk drąsus, jis sustiprina tavo širdį. Sako viešpats, lauk viešpatės ir būk drąsus, jis sustiprina tavo širdį. Ir dar kartą sakau, lauk viešpatės. Kaip svarbu, jeigu Dievas kartoja 2 kartus. Ir Psalmė 27, jis tą ir daro. 2 kartus mums žmonėms sako, pakartoja, kad būk drąsus ir lauk viešpatės. Lauk, vadinasi, fokusuok žvilgsnį, dėmesį koncentruot į viešpatį. Dievas sako, lauk manęs, žiūrėk į mane. Kai žmonės sako, kokia Dievo valia, kokia Dievo valia, tai tokia jo ir valia. Jis sako, lauk manęs, žiūrėk į mane, žiūrėk į mano žodžius, priimk sprendimą, neleisk šiukšlėms, nerimui, baimiai, abejoniai suktis tavo mintise. Neleisk savo liežuviui kalbėti netikėjimo. Tai va čia tą ir sako. Sako, lauk manęs, žiūrėk, vadinasi, į mane. Ir dar žiūrėdamas, būk drąsus. Vadinasi, kad nerimas, abejonė ar kažkokia baimė nenugalėtų tavęs, o tu būk drąsus. Nes tu žinai, kad aš tavo viešpats. Būk drąsus, lauk manęs. Nes sako, aš nugalėjau pasaulį. Ir viešpats tada sako, kai aš laukiu ir būsiu drąsus, jis mane sustiprins. Jis duos jėgų. Bet mano dalis yra laukti, į ką fokusuoti dėmesį, kam skirti laiką ir būti drąsiam. Yra mano pasirinkimai. Vėl ką aš pasirinksiu mąstyti. Ar lauksiu ir žiūrėsiu viešpatį. Ar pasirinksiu būti drąsiam, tai reiškia nenukabinsiu nosis, negalvosiu, kad nieko nebus. Lauksiu stebuklo. Tiesiog kiekvieną dieną laukim stebuklo, laukim gero, laukim, kad pavyksta, laukim, kad pasiseka, laukiam, kad mes turim Dievo ir žmonių palankumą. Jeigu tai, kad Dievas sako, kad šiandien tu turi mano pačio Dievo ir žmonių palankumą, tai lauk gero, lauk, kad tau atsiveria durys ir keliai, kurių nieks neuždarys. Jeigu Dievas atveria, kas tau uždarys? Ir kas man, va tas mintis įdės man į galvą? Ne, aš pats priimu sprendimą, ką aš mąstau. Tai todėl ir mąstyk ir rinkis būtent tai, ką Dievas sako. Jis sako, lauk manęs ir būk drąsus. Fokusuok žvilgsnį į mane ir nepasiduok baimiai, nes sako, būk drąsus. Neįsileisk nerimo ir pralaimėjimo ir bet kokio susirūpinimo. Nes tas susirūpinimas ne iš Dievo. Nes jeigu yra nerimas, yra baimė, tai ne Dievas veikia. Tai reikia suprasti iškart, kad tai yra priešas, melagis ir vagis. Ir ką, nustoju apie tai galvot. Ir žinot, kiekvieną kartą, kuo dažniau tą darysite, įprotį formuosite. Ir apie įpročių formavimą būtent Caroline Leaf knygoje ir sako, galvok, mokykis, būk sėkmingas, kurią knygą galite įsigyti Vagos knygynuose Vilniuje arba paskambinę man, aš jums išsiųsiu. Būtent mūsų smegenyse, kokie formuojasi įpročiai kiekvieną sekundę, kai aš priimu sprendimą mąstyti. Ir kuo dažniau aš tai darau, priimu sprendimą gerai mąstyti apie viešpatį, tuo sekantį kartą lengviau tai gaunasi, nes smegenyse vyksta tam tikri procesai. Ir dar, kas labai svarbu, mokslo daktarė Caroline Leaf dalinasi, kad žmogus mąstydamas kuria, pasirodo, pats organizmas sukuria pagrindinį baltymą, kuris labai svarbus organizmui, būtent mąstant pozityviai. O Dievas sako, būtent mąstant tai, ką jis sako, ką jo žodžiai sako, kad mąstytų žmogus. Vadinasi, aš laukiu viešpatės, fokusuoju savo dėmesį, savo bendravimą, savo laiką skiriu Dievui. Esu drąsus, nes Dievas man sako, būk drąsiu. Ir jeigu atrodo, kad tikrai nepavyks, bent jau prisimint, kad Dievui nepatinka pralaimėti ir Dievas nepralaimi. Bent jau tai prisiminti ir nusipurtit nuo to. Ir
Ne, aš laukiu gerą, nes Dievas yra mano pusė ir man padeda. Šitą tikrai galit kiekvienas iš mūsų prisimint galim, kad ne, mano Dievas geras, jis man padeda ir jam viskas įmanoma. Prisiminti tai. Ir tai duoda jėgų pasilik drąsiam. Sako, būk drąsus, lauk viešpaties ir jis tada sustiprina tavo širdį. Kai aš priimu sprendimą laukti viešpaties ir pats priimu sprendimą būti drąsus, tada viešpats sako, aš sustiprinu tavo širdį. Tada pirmoje eilėje eina žmogaus pasirinkimas, ką aš renkuosi. Ar mąstyti baimę, nerimą ir abejonę, ar atnaujinti savo protą Dievo žodžiu. Ir Dievas teikia malonę be saiko, bet aš turiu rinktis ir rinktis gyvenimą. Ir Dievas sako, lauk, aš sakau viešpaties, lauk, vadinasi, žvilgsnį laikyk, kas bebūtų. Savo žvilgsnį, savo mintis, savo protą laikyk. Tik tai viešpatyje, tik tai žiūrėdamas į Dievą, kuriam nėra nieko neįmanomo.